atvažiavom į Elektrėnus, į vieną jauniausių Lietuvos miestų ir savo maršrutą pradedam nuo žymiojo Elektrėnų atrakcionų parko. Ir atėjom iki jo ir žiūrim, kad jo jau nebėra. Likę tik tais amerikietiški kalneliai, kiek matau, tai dar nueisim iki jų. Dabar lyja, tai stovim po medžiu ir laukiam, kol biškai nustos. Ir paskėčiu. Na ir paskėčiu. Tai iš viso atrakcionų parko liko tik tais amerikietiški kalneliai ir matyt, čia jos paliko tiesiog kaip atminimą šitam parkui. O visa kita tai sutvarkyta, visokių pramogų čia vaikams, riedučių parkas, čia kažkoks lynas čiuožinėt, kur Indrutė ką tik išbandė. Justinas nespėjo Dar nespėjo neslyt pradėjo, jo. Tai panašu, kad čia kas 5 minutės lietus pradeda lyt, nustoja. Tai nebus labai čia smagu šiandien vaikščiot, jaučiu, bet nors danguje, va matosi, jau mėlynuoja šiek tiek. Tai gal ir nustos paskui. Daugiau laiko bus pavaikščioti. Sumaišiai biškį? O, sakau, sunkiai. Andrutė kažkodėl bijojo, sakė. Oi! Čia su svoriu tokio, kaip mano biškį įsiploti į rėmą šitą galima. Tai lygiai man tas pats, žinok, buvo. Sakiau, kojas ištiesas. Ai. Gerai. Čia jau sulūžęs, geriau neliep, surudėjau klebą visą. Einam parku, einam ir žiūrim. Vidury parko baravykas auga. Čia irgi, kaip molėtuose, yra tokių pagrojimui dalykų, bet skamba tai kaip, nežinau, surūdėjęs kibiras. Apskritai, tai čia kol kas įspūdis toks, kad daryta, bet ne iki galo. Daryta, aš sakyčiau, padaryta gal ir iki galo, bet paskui palikta ir nebeprižiūrima. Tiesiog padaryta, padarėm, turėkit. Na, bet tai tas, pavyzdžiui, tie treniruokliai matosi surūdėję visi. Nu, tai sakau, padaryti ir palikti. Krenta jau palikti. iš savo koto visi. Tai jo, lyg ir gražu turėtų būti, bet ne visai kažkaip. Čia tipo toks žiūronas atseit, bet žiūrint pro akutę, nu, pabandžiau pafilmuoti, nežinau ar matosi, bet žiūrint pro akutę, tai irgi nifiga ten nieko gero nesimato. Apmusijas kažkoks, apibraižytas ir
nelabai prižiūrimas. Tavo dar batas atsirišo. O kaip nustot? Tau nustot? Kaip? Nejauka ką? Paskui, žinai, įsibėgi ir jau Taip. nėra kaip. Tai va tam ir esmė. Tai stabdyti tada dar greičiau sukas. Va dėl to aš ir išsigandau. Ieškodami pontoninio tilto, bet panašu gal mes jį praėjom, nežinau. Nepraėjom, tengi buvo ten, tas, kur sėdėjom, ten pontoninės vienas. Jis pontoninis, bet jis toks nelabai gal tiltas. Nu, nesvarbu, bet tiltas, o kas jis? Kitas dalykas, kurį priėjom, tai Kabas. va toks tiltas, senas, jaučiu kokių 60 metų, rusiškai nudažytas, neremontuotas. Ir vienintelis dalykas, kas ant jo gero padaryta, ir tai klausimas, ar gero uždėtos girliandos. Kažkaip nelabai. Nelabai man šitie elektrinai. Neprisižiūriu. Atėjimas iki čia irgi, žiūrėk, tokiu taku. Nu, ta prasme, kaip šitos nuimtos plytos, tos plokštės nuo Neries, kur prieš tai buvo sutrukinėjusios, sulaužinėjusios. Nu, ne čia, bet tokios pat tiltas. Jetus. Neduok dievė, koks turistas užeitų. Būtų gražu. Man dabar atrodant, kad šituo keliu eidamas, aš prieisiu Černobylio elektrinę. Žinok, panašiai. Tai sakau, ta prasme, nu antiek, nu kaip Pripetė kokia, nu tas paplūdimys dar okei, kažkaip atrodo, bet ir tai šitam kontekste atrodo ne vietoj. Gerai, Justinai, nevaryk taip ant elektrinę. Dar vienas tiltelis, na bet ten, nežinau, nelabai pėstiesiems. Nu bet, nu okei, bet čia tai, karočiui. Visiškai, nu ta prasme, bent jau kitą spalvą nudažytų, bent jau lentas nudažytų. Kaip pastatytas, tai paliktas. Entuziastingai nenusiteikus. Žodžiu, nežinau, nepatinka. Nu, bet man tai vis tiek tai įdomus, jis tiesiog gal kad tik nesutvarkyta iki galo, kai kur arba apleista, bet nu įdomus. Kitoks, kiekvienas turi savo šarmą miestas. Nu. O šitas miestas turi savo blogą karmą. Nu, aš taip nenurašyčiau, tikrai yra blogai. Norėtum čia gyventi? Geriau Molėtai ar čia? Ukmergė ar čia? Nu, apskritai man ta pusė man artimesnė. Nu, jo, bet pagal... Iš tos pusės, ką? Bet Ką pagal... žinau? Gal? Ne. Nes ko tikrai čia yra visose mažose miesteliuose, ko nėra Vilniuje, tai ramybės ir nors, nežinau, minutės mašinų negirdėjimo. Bet tai šito ir kitur galima gauti. Galima. Nu tai vat. Nu aišku, marios šiek biškai, nu, gražios. Nu tai gražu, kas gamtos. Didelės ten ir su burlentėm, ir su visokiais kitokiais dalykais ten galima paplaukiot, faina, nu bet visa kita. Žodžiu, kas gamtos duota, tas faina, kas savivaldybės, tas jau
Ta prasme, nu, visai trūkoma šiandien priežiūros. Nu, aš sakau, ne tokia kategoriška šito klausimu. Tai gal nebeinam, tai tikrai niekur neprieisim. Bet dugnė gal kokia. Nu, žodžiu. Ne kažką. Labai įdomi skulptūra prie profesinio rengimo centro. Tokia, kur parodo, ko išmokti, čia joje galima. Ir pabaisa iš šulinio lenda. Žodžiu, baigęs šitą mokyklą, viską mokėsi, bet būsit pabaisa. Nu, gal ne taip jau? Ne? O, gal ir taip. Kas žino, čia elektrėnai. Papilnu pusę litro gėrimą, max 300 ir dar yra skirtingo dydžio. Čia turėtų būti pusę litro. Nu, nelabai. Išėjom iš kažkokios kavinukės, suvalgėm po burgerį ir išgėlėm limonadą. Burgeris 12 eurų, nu ir tikrai esu valgęs geresnių už tokią kainą. Nelabai, nu kaip pasakyt, neblogas iš principo, bet už 12 eurų gali būti ir geriau. Limonadas, naminis, jų pačių gamintas, 3 eurai, rašė, kad pusę litro. Nu, max 300 ml tam buvo. Tikrai nedidelis stiklinis, tikrai ne pusę litro. Tai vat. Bet skanus buvo. Nu, skanus. Nu, man gal biškai per daug cukraus. Gal vat ir trūko ten tų mililitrų vandens daugiau, kad būtų jau geras skonis. Nu, bet iš bėdos neblogai. Nu, bet ir maistas tikrai nebuvo toks blogas. Nebuvo blogas, bet kita vertus geresnės vietos pavalgyti arti čia irgi neradom. Kita prie ledo arenos, kur buvo, tai žmonės sėdi prie stalo ir valgo žindelių. Nu, tai ten irgi iš popierinių indelių. Nu, tai jo, tai tipo, nueina, nusipirka ir atsineša. Tai tokios normalios kavinukės, kad jau ten su padoriu aptarnavimu, tai kaip ir nelabai čia yra. Tai čia realiai nei atnešė nieko, reikia eiti prie nuimt, užsisakyt, nueit pasiimt, atsinešt. Tai vat. Nu, tai čia biškai šito trūksta. Let's get Einam per parkelį ir girdim gražiai čiulbant paukščiai. Tai išsitraukiam tą programėlę Merlin ID ir žiūrim, kas per paukštis. Ogi pasirodo zylė. Ir zylė toks vat mane labiausiai nustebinęs paukštis, nes kažkaip aš jų vasarą niekad nematydavau, neatkreipdavau dėmesio į ją. Galvodavau, kad zylės Lietuvoje tik tai žiemą būna. O pasirodo, kad būna jos ir vasarą ir dar čiulba labai gražiai. Tai ir vasarą girdint tokį čiulbėjimą aš dažniausiai galvodavau, kad ten, nežinau, lakštingala kokia čiulba ar kažkas panašaus, bet niekad nepagalvodavau, kad taip gražiai gali zylė čiulbėti. Taip. Aš jau nieko nepridursiu. Tiesa. Nu, kokie įspūdžiai? Mano įspūdžiai tai apie Elektrėnus galvojau geriau bus. Nu, tikrai toks, kaip pasakyt, nu, yra daug vietų, kur sutvarkyti reikia. Yra vietų, kurios sutvarkytos ir neprižiūrimos.
Tai man toks, nežinau, negalėčiau pasakyti, kad čia gyvent norėčiau ar kažką. Aišku, ten dabar žmonės čia mėgsta iš Vilniaus kažkur šalia namą nusipirkti, pasistatyti. Tai kaip ir patogu, iki Vilniaus greitai davažiuoti ir visa kita, bet čia centre pavaikščioti, tai nežinau, jeigu ne Marios šitos pačios, kad čia vis tiek toks labiau traukos centras ir šiaip prie Marių vien dėl to, kad vanduo faina, tai daugiau man čia kažko labai ir nėra. Aš kaip tau minėjau, kad čia tikriausiai pas mus jau labai aukštai kartelė, nes buvom tokiuose miesteliuose, kur tikrai labai gražu. Ir kitur važiuojant tikimės viską nors gražiau. Nu jo, bet sakau, tai ir kaip pasakyti, molėta ar ne, tai ten tokių apleistų vietų kažkaip nesimatė. O čia tai šitas painiu palei šitą marias, kurio atrodo turėtų būti ten iščiustyta viskas. Tos plokštės, kaip prie Neries buvo Vilniuje, ten ištrūkinėja, sutrūkė, išsikraipė visaip ir, nesutvarkyta ten, nežinau, man kažkaip, nežinau, blogą merą matyt turi, sakyčiau taip. Tai prašyčiau, tai meras. Prie ko šiais Elektrėnus? Ne, žinai, čia aišku, ta prasme, yra kam tvarkyti, bet, nežinau. Kažkur kitur kažką daro. Bet, nežinau, ne. Dar daugiau pakeliausim po Lietuvą, po miestelius ir pažiūrėsim kaip kas. Gerai. Gal ir pakeisim nuomonę, gal dar baisesnių rasim. Nežinau, pamatysim. Aš sakau, aš nesu kategoriška tokia, nėra pas gražiausias, bet tikrai, kažkas vis tiek yra pamatyti. Žodžiu, ieškai pozityvo vis tiek. O aš realistas. Gerai, važiuojam namo.